šventoji, ateiko ateik, meilę uždego, ateiko ateik, gyventi tau noriu, ateiko ateik, ir darys mane. Supratimo dovana. Supratimas tai ne žmogaus intelektualiniai gabumai, kurių dėka jis pažįsta regimą tikrovę, bet malonė, kurią tik šventoji dvasia gali suteikti ir kurios dėka krikščionys sugeba įsigilinti į Dievo mintis ir išganimo planą. Prisiminkime, ką Paulius laiške korintiečiams rašo apie šią dovaną. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, ką žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Ir Dievas mums tai apreiškia per dvasią. Evangelijoje pagal Luką yra epizodas, kuriame labai aiškiai matome supratimo dovanos veikimą. Du Jėzaus mokiniai, matę jo mirtį ir laidotuvės, nusivylę palieka Jeruzalę ir grįžta į savo gimtąjį miestelį Emausą. Pakeliui prie jų prisijungė prisikėlęs Jėzus, bet jų akys aptemusios ir jie nesugeba jo atpažinti. Tačiau, kai Jėzus jiems paaiškina, kad šventajame rašte buvo numatyta, kad Mesijas turi kentėti ir mirti, jų protai atsiveria ir širdis užsidega viltimi. Tokia yra šventosios dvasios mums suteikiama supratimo dovana. Ji atveria mūsų protus, kad geriau suprastume Dievo darbus, geriau suprastume ir žmogų, visas situacijas, viską. Supratimo dovana būtina mūsų krikščioniškame gyvenime. Prašykime Viešpatį, kad mums duotų šią dovaną, idant mes geriau jį suprastume, kad viską suprastume taip, kaip jis, o visų pirma, kad suprastume Dievo žodį Evangelijoje. Ateik šventoji supratimo dvasia ir apšviesk mūsų protą, kad galėtume pažinti ir įtikėti visas išganimo paslaptis ir kad pagaliau nusipelnytume tavo šviesoje matyti amžinąją šviesą ir toje garbingoje šviesoje išvysti tave su tėvu ir sūnumi. Amen. Ateik dvasia šventa.